Pinigai turi irgi savo karmą. Jie ateina ne tik į rankas, bet ir į tavo širdį. Ir jeigu tavo širdyje gyvena pavydas, godumas, pyktis, pinigai ateis trumpam ir išeina labai, labai greitai. Gal tu dirbi daug, bet jų vis tiek neužtenka. Gal tavo pajamos auga, bet vis tiek išteka pro pirštus. Gal viskas griūva tada, kai jau galvojai, kad pagaliau pradeda sektis. Tai ženklas ne iš pasaulio, o iš tavo vidinės energetikos. Pinigai neateina pas tuos, kurie nešioja savyje neapykantą. Pinigai nepasilieka pas tuos, kurie trokšta tik savo naudos. Ir pinigai neauga ten, kur nėra dėkingumo. Ten, kur su pykčiu duodama, ten, kur per prievartą taupoma, ten, kur dėl pinigų skriaudžiami galbūt kiti. Viskas sugrįžta, nes tai yra pinigų karma. Yra žmonių, kurie iš pirmo žvilgsnio turi daug, bet viduje gili tuštuma, liga, išsekimas. Kodėl? Nes pinigai be šviesos tai yra tik popierius. O kai pinigai teka per tave kaip energija, tu pradedi klestėti. Tu padedi, tu gauni, tu esi pinigų sraute. Pinigų karma tai yra tavo santykis su gausa. Ar tu gali, pavyzdžiui, džiaugtis dėl kito sėkmės? Ar gali atiduoti be pykčio? Ar gali priimti be gėdos, jei nori, kad pinigai pasiektų tave? Visada reguliariai reikia save energetiškai apsivalyti. Prašyti atleidimo, atleisti tiems, kurie tave apgavo. Galbūt pavogė, apvogė, pasinaudojo, nes jei neatleidė, net tokiu būdu tavo pinigų kanalas užsikemša. Energetiškai tiesiog užsikemša. Ir kiekvienas pavydas tai yra visų pirma minusas tavo sąskaitoje. Kiekviena nuoširdi malda už kito sėkmę visada bus pliusas tavo kelyje ir sąskaitoje. Susimastykite ir visus kviečiu, kurie galbūt kažkame save atpažinote, kad būtent man šiai dienai yra taip. Reikia valyti savo energiją, valyti savo mintis ir žinok, pinigai ateis ten, kur gera jiems būti, kur širdis bus švari, kur bus dėkingumas, kur yra švari siela ir kur yra amžinoji šviesa. Ir kol to nepadarysi, tai galime sugrįžti nuo pradžių ir visą tą perklausyti. Iki tol, kol žmogus vieną gražią dieną ima ir išgirsta. Ir nuo to, kad išgirdo, ima jo gyvenimas keistis. Ir ta piniginė karma jau patampa nebe karma, o džiaugsmu. Kviečiu į tą džiaugsmą. Galiu padėti, bet turi mane pasiekti.